Taigi labas rytas. Ir operatoriai jau vėl susiruošė į kelią. Intensyvi savaitė. Ką tik tai pabaigėme Žolės Riedulio uždarų patalpų čempionato 12 finalus. Sekmadienį Gytis padarys A lygą, taip pat A lygą transliuosime ir per Sport 1 televiziją. Moterų ir vyrų finalus. O mes judame truputį kur šilčiau negu pas mus. Tai pirminis taškas, į kurį mes pakliūsime, yra Barselona. Operatoriai jau lengvų kelių neieško, tai vėl turime registruotą bagažą. Tai čia, kaip ir skaitom, kad dar nedaug. 2 cabin bagai, vienas cabin bagas, tai yra mano kuprinė. Kitas cabin bagas yra tikras cabin bagas. Tai 6 ryto kylame, dabar 3 nakties, praktiškai nelabai miegoję, nusnaudėme 40 minučių valandikę. Dabar svarbu prisiduoti bagažą, praeiti saugumą, atsisėsti į lėktuvą ir tada turėsime galimybę šiek tiek pamiegoti. Taigi operatoriai jau leidžiasi į naują nuotykį ir apie viską papasakosime paeiliui. Na štai, praėjome saugumo patikrą, prisidavėme bagažą. Nežinau, kiekvienas turi teisę elgtis kaip norit, bet ta kuprinė, kurią ką tik tai rodžiau, tai yra mano cabin bagas. Tiesiog jinai yra labai komfortiška, visa tai, ką jie siūlo vežtis nemokamai, manęs netenkina, nes tiesiog nepatogus dalykai, profesionalūs dalykai yra patogus, tai yra Manfruto profesionali kuprinė. Ir natūralu, kad jinai ir sveria, sakykime, atitinkamai ir užima atitinkamą tūrį. Tai aš paklausiau, priduodamas bagažą, sakau, nes prisiminiau, kad klijuoja lipdukus ant kuprinių. Sakau, ar atsinešti kuprinę? Atsinešiau kuprinę, klausė, jūs pirkot? Sakau, taip, tai yra mano cabin bagas. Tai vat, sako, ačiū, kad jūs suprantate. Tai daug yra nuomonių dėl šito dalyko, daug kas bando taupyti ant bagažo, bet aš visiems sakau, žinot, jeigu tai būtų jūsų aviakompanija, kaip jūs jaustumėtės, pagalvokit iš tos pusės, jeigu tai būtų jūsų verslas ir kiekvienas bandytų jūs apgauti, bandydamas nemokėti, tai man tai tolygu vagystei. Ir aš pilnai suprantu, kad yra sąlygos ir reikėtų jų laikytis, todėl šita mano kuprinė visada važiuoja kaip cabin bagas. Tai kągi gerbimieji, jau mes Barselonoje, sėkmingai nusileidome, oras +8, kaip ir žadėjo pilotas, sakė labai geras oras, +8, tai +8, saulė šviečia, akinių tikrai reikės. Šiuo metu su Giedriumi laukiame dar vieno mūsų bičiulio, kuris atskrenda iš Portugalijos ir prisijungs prie mūsų. Tai tiesiog stovime, bus shuttle vietoje, kur sulaukia jo 9:30, jisai maždaug leidžiasi, jau turėtų būti nusileidęs 9:44, bet dar kol kas neatsiliepia.
gal ir vėluoja kažkiek tai. Tai sėsime į šatlą, važiuosime į automobilių nuomos aikštelę ir pasiėmę automobilį judėsime toliau. Tai nuotaika gera, šeštadienis įdomus, lėktuve pavyko nemažai pamiegoti, kaip nekeista, nes dažniausiai aš nemiegu, bet šį kartą su protarpiais pamiegojau beveik visą kelią. Tai va, judam toliau. Labas rytas iš Prancūzijos. Esame finaluose. Nakvojame Prancūziją, pavalgėme pusryčius. Dar šiandien vėl nakvosime Prancūzijoje ir rytoj grįžėsime į Ispaniją, Barceloną ir vakare jau skrysime namo. O ką mes čia veikiame? Ogi čia vyksta vienas iš pasaulio kaitingo čempionatų Big Air disciplina. Big Airas tai yra šuoliai į aukštį, akrobatika ir visa kita, kas susijęs su iš tikrųjų pakankamai dideliu pavojumi. Čia varžosi tik geriausi iš geriausių. Deja, bet jeigu jūs matote, kad kažkas tai ten ir puikiai kažką veikia, tai jeigu jo čia nėra, tai ne šiaip savo. Į GKA-aus apskritai organizuojamus renginius patekti bet kas negali ir čia varžosi tik tai čempionai. Tai jeigu kartais ir neatrodo nieko įspūdingo tai, ką jie padaro, tai reikia suprasti, kad paprastiems kaituotojams yra neįmanoma. Puikus skrydis, kuris truko 200 metrų. Žodžiu, tai yra fantastika. Ką man papasakojo atletai? Čia reikia suprasti, kaitas ne parašiutas. Jeigu tu jo nevaldai,
tai kai tave pakels, tai tu po to ir krisi į žemę, trenksies į vandenį. Yra labai pavojingas sportas, būna traumo, galima ir užsimušti, čia nieko, čia tik tai atrodo taip paprasta ir faina, iš tikrųjų tai yra be galo pavojinga. Būtent todėl ne kiekvienas šiandien gali tą daryti. Ir ką sako, čia labai daug žmonių, kas kaituoja, bet jie tiesiai šviesiai sako, žiūrėk Gintarai, mes 3 metrus pašokam ir jau prasideda tryda, mes jau išsigastam. Sako, o čia yra absoliučiai kosmosas, sako, mes kartais nesuprantam, kaip jie tai padaro, nes reikia jausti lentą, reikia jausti kaitą, žodžiu, čia reikalų yra labai daug. Tai va, mes atvažiavom į realų renginį, kadangi kitas etapas vyks Mykonos Graikijoje, šitos pačios disciplinos, iš čempionato etapo organizuojam GKA Association, tai mes šiandien pasižiūrim discipliną gyvai, pasidarom testus, operatorius statytojas Giedrius išsianalizuos, pasidarys tam tikras išvadas, pasifilmuojam pavyzdžių, pasižiūrim maždaug kokios įmanomos pozicijos, kaip viskas vyksta ir dar kas yra svarbu, pavyzdžiui, gerai, kad 2 dienos, nes vakar vėjas pučia iš vienos pusės, šiandien atėjęs pučia iš kitos pusės. Tai nėra kardinaliai priešingai, bet tiesiog pasikeitis, sakykime, ten 50 laipsnių vėjo kryptis. Ir tai mums leis tiesiog stipriau pasiruošti, nusimatyti, kas galėtų įvykti, jeigu kažkas tai pasikeistų. Tai va, tai tiesiog mes čia nieko nedirbam, bet ir dirbam to pačiu, nes darome pasiruošimus darbus, darome analizės, susipažįstame su galimais iššūkiais. Prancūzija, ką apie Prancūziją? Faina šalis, kiek važiuoja, tai toksai, kaip pasakyti, bent jau šitoj pietiniai pusėje, tai nėra tankų, tai labai primena Lietuvą, kai važiuoja, nieko nėra, kažkoks kaip ir kaimelis tolumoje. Na, visai tokia mielota Prancūzija, aš lankausi pirmą kartą, tai kol kas jokio blogo įspūdžio man nepadarė, netgi sakyčiau, pakankamai įdomu. Aš turiu tetai davęs pažadą šiais metais, jau daug metų gyvena Prancūzijoje, apsilankyti svečiuose ir sakiau, kas bebūtų, šiais metais rasim laiko ir su šeima nuskrisim, tai laukia kažkada tai kelionė į Normandiją, čia būtų šiaurės Prancūzija, irgi prie Atlanto krantų, čia mes prie Viduržemio jūros. Šiuo atveju tai Prancūzija šiais metais tikrai ne paskutinį kartą. Na, nebent tik tai, kaip sako, nežinomi viešpaties keliai, bet manau, kad atrasim laiko. Tai va taip, lauksime, būsime čionai iki varžybų pabaigos, pasižiūrėsim ir varžybas. Aš kai žmogus esu kažkas praktiškas, kartais man reikia pasėdėti, kelis kartus pasižiūrėti, pamastyti, pasidaryti kažkas išvadas, užsirašyti, tai laiką praleisiu naudingai ir prisirinksiu man būtinos informacijos. Tai šiai minutei tiek. Tai su Giedriumi atėjom atsigerti kavytės. Čionai žmonės žiūri ekrane transliaciją. Už manęs galite matyti, parodysiu va. Baras vyksta gamyba, kitoj pusėj kepa picas, o čionai žmonės irgi, kas geria, kas jau atsigėrė, žiūri, nes vis tiek renginiai pritraukia tuo besidominčių žmonės, tai dažnai sporto renginiuose nebūna daug atsitiktinių žmonių, o dažniausiai vis tiek visi kažkaip su to sportu ar susiję, ar besidomintis. Taip sutinku, dalis būna, kurie tiesiog važiavo pro šalį ir nusprendė pažiūrėti, kas čia vyksta, bet dažniausiai, kiek matau, tai yra tie žmonės, kurių tas sportas, kurių gyvenime tas sportas užima kažkokią tai vietą, ar tai yra antrų pusių sportas ir panašiai. Lietuviai
padėti. Ja, tenai Mantvydas. Disonansas. Pažiūrėkit, kaip mes apsirengę sėdėm po palmėmis. Kažkaip tai va taip. 11 valandų. Esame Barselonos pakrantėje. Turime skrydį 17:30 iš Barselonos oro uosto į Vilnių. O dabar nakvojam Prancūzijoje, atvarėm iš Prancūzijos ir nusprendėme pasivaikščioti truputį po Barceloną. Aš šiandien pats nesu buvęs. Mantvydas šiandien yra praleidęs labai daug laiko, tai nutarė mus pavedžioti ir parodyti gražesnės vietas. Nakvojame Prancūzijoje 2 naktis. Ispanijoje šį kartą nenakvojame. Tik tai naudojamės Ispanijos oro uostais, kad pasiekti tašką Prancūzijoje ir grįžti namo į Vilnių. Taigi turime 1,5 valandos pasivaikščiojimui. Tai kągi, mūsų kelionė iš Prancūzijos truputį užsitęs, viskas vyko kaip ir sklandžiai, bet atvykome iš tikrųjų pakankamai anksti į Barcelonos oro uostą, nes turėjom registruotą bagažą, kurį pridavėm į, kaip ten vadinama, self-dropą 3 valandos prieš. Nuėjome valgyti
ramiai sau neskubėdami, atrodo laiko užtenka, ir pranešė, kad pirmas atidėjimas skrydžio iki 19:15, kur turėjome išskristi 17:30, o antras iki 19:45. Tai vėliau sužinojome, kad iš tikrųjų dalis oro uosto aptarnaujančio personalo streikuoja ir būtent dėl to jie neaptarnauja visų skrydžių. Mūsų kolega Mantvidas išskrido į Lisaboną gan sėkmingai, su atidėjimu gal 30 minučių ir, kaip pasakyti, negrįžo. Mes sakėm, jeigu ką, tai parvaryk, bet jisai sakė, kad greičiausiai labiausiai kenčia pigios avialinijos, nes jos sutinka palaukti ir panašiai ir pasivėlinti. Žodžiu, visiškai neaišku, ar neteks nakvoti Barcelonoje, nes gali būti pilnai, kad tuoj mus transferins į kokį nors viešbutį. Beje, ačiū Rainierui, atsiuntė kuponus maistui, bet tose kuponuose nebuvo vietos su gera kava, tai kol kas nealkani, tai nieko nepasinaudojom, bet jeigu teks ilgiau čionai būti, tai eisime ir pavalgysime dar kartą. Tai vietoj planuoto grįžimo į Panevėžį iki jau vėliausiai 1 valandą nakties, tai dabar su tokiais nusikėlimais tikriausiai minimum 3 valandą, kada parsirasime namo. Tai va taip, užstrigom Barcelonos oro uoste.